vedu aktyvaus laisvalaikio ekskursijas anglų ir lietuvių kalbom. Jums turėtume pasiūlyti ekskursiją pažinti Klaipėdą iš vandens. Jin bus vykdoma baidarėm, truks apie 1,5 valandos. Tinka ir vaikam, ir suaugusiems. Papasakosiu apie įvairias ir įdomias vietas sutinkamas šitame ruože, pradedant nuo didžiausios Klaipėdai atominio karo slėptuvės ir baigiant pramoniniais išnykusiais rajonais, įdomiais laivais ir asmeniniam istorijom, kurios man nutiko gyvenant ir užaugant prie šitos upės krantų. Pradėsim ekskursiją nuo Liepų tilto ir baigsim prie Sūduvio arba Jono kalnelio, priklausomai nuo situacijos. Bus keli sustojimai, bus galimybė pasinaudoti tualetu, pasidaryti nuotraukų. Ekskursijos pabaigoje jūsų laukia siurprizas, degustuosim vietinį gėrimą specifinį šitam regionui. Tinka ir vaikam. Gerai, turim apie save. Ateik, pasižiūrim dar kartą, jeigu norėsim naujo eiko. Tai va, aventūra, prasiplauksim baidare, Danės upėj su papasakojimais vietinio gyventojo, gido apie tam tikrus įdomius dalykus. Tai va, žiūrėsim, kaip čia bus įdomu, pamatysim. Koks yra su jodu? Jo, su jodu yra gavėjas. Tai 3 yra, siuntėjai duok Editai va šitą. Siuntėjai reikia mikrofoną prikabinti, o Editai reikia ausinės. Mikrofoną turiu, va? Jo, bet biški vadinatės. Nepanašu. Edita išsiviniuosi, ant ausies užsidedė ir po to į liemenės kišenę galėsi įsidėti. Tiesiog ant kad jis apie žymiai patogių. Kainuoja, žinai, iš AliExpreso jie, realiai kapeiką, žinai. Bet planeta, delfinai. Delfinai lietuviškieji, visi iš. Nėra lietuviškų norvegiškų, yra mūsų. Laukiam dar žmonių kelių prisijungiančių. Plauksime į tą pusę, link Sūduvio ir
arba Jono kalnelio. Tai šiaip visai nieko, kol kas oras geras, karšta. Turim būti su liemenėm. Su liemenės tikrai neduoda vėsumo. Ja. Pratybos be kraujo, bet tikra. Atsiloš sėdynę, jo. Nebijok, Rasa, viskas stabiliai. Atsiloš sėdynės atlošai, jo. Nu gerai, su įlipimu čia reikia per slipą, tik tais per slipą, jo. Bet jeigu toks bizekas, greičiausiai gal ten. Išsirinkti ne penktadienio vakarą gal, nežinau. Na, va, plaukiam. Visai įdomiai pasakoja Ausiniai Ausė apie tiltus ir įvairius čia pastatus aplinkui, kas jie tokie ir kaip jie veikė senaisiais laikais. Tai vat ir plaukiam toliau ir klausomės. Galim pamatyti, kaip atrodo civilizuoti žmonės. Prašom jų nemaitinti. Yra specialistai, kuriuos maitina. Ilgai nežiūrėkit juos, gali pradėti. Čia kaip policija, aš negaliu užmėgti tokių kontaktų. Atrodo, abipusiai būna visada. Norint plaukti greitai, reikia irti maksimaliai arti baidelės šono merkti. Kai nori greitai rikščioti, tai reikia Dėl Bulgarų. Ir izoliuoja mūsų vieną laivą. Žiūrėkit, aš sakau, gelbėjom kažką, jie padarė klaidą. Pranešim jų artimės. Jono kalnelis taip sustot, kad tu, žinai, priekį juos atsisukęs, o jie į tave atsisukė, bus ta visa. Galima tai. Kuo, mūsų vieni atsilenkuoja. Sustoti su kūriniais ar priekiniais? Su priekiniais. Tai laiką mašiną. Jau karosą. O ne pagalbą.
O, mes prie Jono kalnelio. Va, Jono kalnelis tai yra 17 amžiaus dalinai rekonstruota bastionų sistema. Idėja yra tokia, kad šitokių kampų supilta žemė, esant artileriniam apšaudimui, sviediniai tiesiog susminga į gruntą ir nurieda žemyn ant kalno. Oi, mūsų vienė atsivertė. Šipsuoti su... Nu, jaunieji padavanai. Sekretorės ir visų kitų dalykų. Arčiau mūsų. Išlikt nereikės? Ne. Jo. Aš bandysiu jumis visus aprūpinti. Mes čia gersim kafę. Mandraitai, ant vandens, kad visi pavydėtų. Tai va, kafija yra mažosios Lietuvos laisvalaikio gėrimas, šiaip daugiau praktikuojamas senų moterų, vyresnio amžiaus, bet vis tiek tai yra tradicija, jį geria ir jaunesni, bet... Kabinkitės. Gerai. Žavesys ir yra. Tai laikykitės, aš pritempsiu jūs. Gerai, mūsų patrupų. Žvėris, čia 4 laivus, taip irgi. O čia tai gale. Nu. Visi kiti, irgi laikykitės. Čia komandinis darbas. Dabar jūs turit mane visi laikyti, nes aš nesilaikysiu. Su pienu. Made in Japan. Beje, jūs nežinot, po antro pasaulinio karo metais Japonija buvo kaip šių laikų Kinija. Gamindavo daug ir prastos kokybės. Ir tik tai praėjus keliolikai metų patapo jinai aukštos kokybės šalis. O gal ant kranto norit paragauti? Aš noriu paragauti, bet aš šitos pagausiu. Tai palauk, aš šitos pagausiu. Va, ačiū. Tai paragausi. Tai aš galiu visai. Man to nori paragauti? Turim daug, galis pasipildyti. O, seniai. Jisai toks, tik gal medaus biškių, tai nėra. Aš tai aš filmuosiu. Ir giliu kava. Iš tikrųjų nėra taip labai gausiai jų. Tai aš galiu dar, aš turiu pakankamai daug. Nori? Ne. Nieko. O jūs dar nori kažkas? Taip, va, pridariau. Neuždirbantys žmonės pavalgyti. Porcijos nėra didelės, bet maistas labai. Taip sakant, jeigu norit pavalgyti papaėst, tai ne. Laiką buvo medinis miestas, pilies komendantas buvo uždraudęs statyti akmeninius pastatus gynybiniais sumetimais. Tai gaisrai buvo siaubinga rykštė ir kaminkrančių darbas buvo labai gerai mokamas ir verčias. Galbūt daugelis klaipėdiečių irgi nežino. Tai Klaipėda iš principo po antro pasaulinio karo buvo totaliai sunaikinta, nes tie sovietai pusę metų šturmavo miestą, o kai vokiečiai nusprendė atsitraukti, tai jie sunaikino viską, ką galėjo, kad nepabūtų sovietai. Tai buvo atlikti konstravimo, brūkšnelis išminavimo darbai. Tai tenai
O medinis todėl, kad, kai jis seno tipo minų reaguoja į korpuso magnetinį lauką. Viskas. Toliau to kinta plaukio leidimo iš uosto kapitono. Nauji pastatai arba rekonstruojami yra įpareigoti įsirengti. Dabar tu turi prilaikyti lempą dar. Tokios yra taisyklės. Jeigu įmanoma, reikia kitaip. Ne tik ant pusės. O taip. Jeigu vienas pusės gali. Ką, baigėsi kelionė palei Danės upę. Šiaip buvo labai įdomu ir labai patarčiau išbandyti. Labai daug faktų sužinojau, ko šiaip tai nežinojau, bet žiūri fainai, nesunku, užtruko kažkur 1,5 valandos, bet smagiai. Dabar reikia badaris parsinešti. Sėdėsiu irklą. Mūsų Facebook'e, Baidarių centras. Kai važiavom, sakiau pasivažinėti. Oi, kaip faina. Gerai, labai lauksim. Gerai, jo, skelbsim, rašysim.